Sveiki žiūrovai, šiandien darysiu cooking video, bus koldūnai su grietinėlės padažu. Naudosiu koldūnus, koldūnai sibirietiški su mėsos įdaru, greitai užšaldyti. Gerai truputėlį apšlakščiau aliejum, nelabai galimai matosi, bet apšlakščiau aliejum. Dabar reikia skrūdinti juos, kol bus tokios auksinės spalvos. Tokie nuostabus. Kaip matote, kai kurie geltonėja, bet čia ne dėl kepimo, dėl sviesto. Bus labai skanūs koldūnai. Tiek nereikia maišyti, kiek aš maišau, bet čia tiesiog parodau, kaip reikia maišyti. Gerai, tada yra toksai dangtis, jį galima uždėti. Na, aš nežinau, ar jį dabar reikia dėti, bet aš uždėsiu jį. Karočią man rodos koldūnai sprūdo. Ir manau jau laikas, gal dar ne laikas. Manau, tuoj bus laikas pilti vandenį. Bet gal ir dabar įpilsiu. Skamba šiaip neskaniai su grietinėlės padažu visai. Bet patikėkite manim, čia yra labai skanu. Koldūnai jau apminkštėja, jie jau auksinės spalvos. Nu ne visi, bet suprantam, karočią. Opa, reikia maždaug tiek vandens, man rodos. Va tiek man. Kad taip apsemtų, bet ne visai apsemtų. Tai tada reikia mačiųjų pamaišyti, jos nežinau, kaip burbuliuoja. Kvapas tai žiauriai keptų koldūnų, žinokit. Gerai, uždedame dangtį ir laukiame toliau. Reikia užpilti grietinėlės. Užpyliau nesenai, prieš porą sekundžių realiai karočią. Va taip turėtų atrodyti. Tada druskytės užpilti reikia ir pipiriuko kokio nors. Ir tada reikia uždėti dangtį, kad troškintųsi, bet dabar per maža ugnis, tai padidiname ją. Va, uždėjau pipiro ir druskytės. Atrodo nuostabiai. Nu, neatrodo nuostabiai, bet aš žinau, kad tai yra nuostabu. Gerai, kai koldūnai atrodo maždaug taip, reikia pilti sūrį. Aš jau tuoj pilsiu sūrį. Aš dabar tiesiog grožiuosiu šiuo nuostabiu vaizdu, nes tikrai be galo skaniai, man atrodo, bus. Bet nesu tikras. Tai va. Uždėjau sūrio, tikrai nemažai. Dabar maišyti galima ir sumažinti ugnį. Ir dabar, jeigu taip atrodo, jau reiškia, tuo jau galėsite valgyti savo koldūnus su grietinėlės padažu.
Blemba šiaip visiškai neatrodo kaip mamos daryti. Kažką blogai padariau. Blemba šiaip žiauriai lievai atrodo šitie. Bet gali būt, kad taip tik atrodo. Viskas svarbu skonis šiaip tai. Labai neskaniai atrodo. Gerai. Manau, tikrai neblogai. Gerai, pavirė, pakepė porą sekundžių. Dar pamaišom paskutinį kartą. Bam. Ir galime jau, manau, dėti į lėkštę, į puodą, į dubenėlį, kur norite, iš ko norite. Iš keptuvės galit valgyti, tipo. Jeigu negalite, tipo, atsispirti tokiam aromatui. Kvapas tikrai nėra geras. Kaip sūraus majonezo gal. Gerai. Čia truputėlį išpyliau, bet neesmė. Svarbu vaizdas, kurio nėra, ir skonis, kuris galbūt yra. Gerai, prisėdau valgyti koldūnus, dabar įvertinsime. Valgysiu visų pirma štai šį koldūną. Labai karštas. Gerai. Ką galiu pasakyti? Koldūnai tikrai neblogi, bet ar verta tiek kartų nusidegint, juos gaminant, kad juos pavalgyti? Manau, tikrai ne. Nes labai skauda dabar man pirštus, kuriuos nusideginau.